Aš nieko prieš Marius neturėjau, nu tiesiog, bet... Buvo kažkoks toks lyg tai... Gal nesaugumo jausmas atsiradęs, nu jeigu merginos pradeda tartis tarpu savęs, tai lyg tai atrodo kažkoks toks labai akivaizdus planas. Va, viskas mes, dviese, nu tai jeigu jos dviese, tai aišku, mes atkrentam. Susidėjęs viską taip ir išbalsuos. Nu, jeigu tu tarsies, tai tu nedaryk to taip akivaizdžiai. Nu, jeigu... Va, mano kortos, nu tada mano atsakymas yra toks. Nežinau, gali būt, kad lietuviam pasirodė kažkas tokio blogo, kad aš čia įsigyju draugę tam, kad mane jinai palaikytų. Gali būt, bet nežinau, tiesą pasakius. Kažkaip aš per daug įsijaučiau į šitą žaidimą, galiu pasakyti. Ir pamiršau, kad tai yra žaidimas. Tai buvo blogiausia ir tos ašaros salos taryboje, nes vis tik aš nesitikėjau to. Atrodo, po kelionės Maris tik tai grįžo, mes pas mus vėl nauji įspūdžiai, jinai ten pasakojo, va galvojau, dabar vėl kažkas bus, nu linksmiau truputėlį. Ir nėra jos. Ir buvo ašaros. Tas praeitą salos taryba tokia nemaloniausia, tiesą pasakius man, nes aš dariau ne taip, kaip iš esmės jaustum, ar ten simpatijas, antipatijas žmogų, bet vat, žaidi šachmatais, dėlioji figūrėlės. O taip ir buvo padaryta. Jaučiuosi, toks, keistai, bet, nežinai, tas žaidimas, jeigu tu to nepadarysi, tai ko gero lėksi sekančiai, o gal ir dabar lėksi. Jeigu mergišius pradeda tartis ir aiškiai tai parodo, tiek to tu draugauk, tu ten tarkis ar kaip nors, bet tu to nedeklaruok taip, agresyviai. Aš supratau taip. Gal aš neteisingai supratau, dabar atrodo, gal neteisingai supratau, gal taip. Nežinau. Neblogai, žinai, kas būtų blogiausia iš jo, jeigu jį tą pirmą dieną išmestų ir jis neturėtų ką pasakoti. Dabar vis tiek ir rungtyse dalyvavo. Iš 15 dienų plaukė. Ir laiko kiek, kad buvo. Ir tikrai turės jau ir ką papasakoti, ir apie salą ėjo, ir ne pirmas iš tų 3 iškrito, ir paskutinis, ir ne dėl to, kad jis balsavo, dėl traumų. Tai čia, kaip, jis gali jau būti visai patenkinęs, gali pasakoti. Mokykloje gali jau ir ne vienoje rengti visokias ten, žinai, prisiminimų vakarus. Žinot, nes greičiausiai ir vaikai jo klausia, tai kaip ten jam tas pagrindinis dalykas, šiaip papasakot turės tikrai apie ką. Galės Vilniaus gatvėm eiti iškaltą galvą. Šlupčiodamas. Bent jau pradžioje tai tikrai, bet... Žinok, galėjo naktį būti sepsis, galėjo užvers klumpą. Paprasčiausiai galėjo būti jam šokas, kaip eina miegot visi, ir ryte tiesiog brim, neprabunda ir... Ar kaip nors, paskui, nes ten iki kraujo iškritimo, ten, aš nežinau, jeigu jis jo neturi to kraujo iškritimo. Bet jeigu sakai, nuo kojos į ranką įsivaizduoji? Ne, jis jau rankos nebejauti, įsivaizduoji? Tai reiškia, jis jau eina viena rimta? Tai gali būti, kad jis ir turi tą kraujo iškritimą. Jau gulėjus, jau kojos nebeturėjau, kur jis negalėjo jos tiesiog atremti jau niekur. Jau skaudėjo, bet prilės skaudėjo. Bet jis dar vis tiek kalbėjo, kad rytoj, kad čia viskas, vaistų prigers ir dar rytoj ateis į rūmų. Kad ir metrą, bet pabėgs. Tai didžiausia problema ne jo koja, jo galva. Klausyk, ko tą medį irgi deginsim. Žinoma, tai gal geriau vakare. Deginsim tą medį. Pamatysim. Taip pradėjom griauti, nes mums reikia malko, o malkų čia kuo toliau, to sunkiau yra rasti. Ir mes po truputėlį jį deginam, bet tranų dar ten vietos užtenka. Можно с туалета взять. Keletą lentų galim paimti iš tualeto, nuo šonų. Там сделали для слона. Tualetą padarėm drambliškom subinėm. Galėsim eiti ir išardyti.
Вода, но вкусная. Vanduo, bet visai skanus. Kaip kvepia, jaučiu namais kvepia. Svogūnai. Oi, Gal jie turės labiau pasmulkinti, ar ne? Apie jaustis, nors daugiau galėtų būti. Jūra galėtų daugiau išmesti. Vakar, ką galiu pasakyti, skalinį vakarienę valgėm, super. Nes padidinom konservų dozę ir tai jautėsi net labai. Visi buvom patenkinti, gal dėl to, kad burnų jau mažiau pasidarė, tik tai 7 buvo vakar. Ir taip, jau jautėsi, kad taip jau sočiaus, kiekvieną dieną vis sočiau vakarienės darosi. Vakar jau labiau aš tų kriauklių vėl pririnkau, sraigių vadinamų, ten tų dar primetėm šiokią tokią mėsą. Svogūną jūrą išplaukė, išmetė, tai, šiek tiek pasiskaninam savo vakarienę. Tai įprasta, kai mes vadindavom desertą, tai desertas būdavo pas mus sardinės. Dieve, Dieve, kaip aš mėgstu vakarienės, kaip man jos patinka, kaip aš jų noriu. Kaip aš valgyt noriu. Čia kažkas tokio nerealaus, nuo pačio ryto jau tik tai prabundė, atsikelia, akis pramerkia, jau galvoju apie maistą. Kaip man sunku atsilaikyti ir nesvalgyčiau. Su dėžutė, ne? Manekenė galėčiau dabar būti. Kaip dafigata, bet Todėl, kad, pažiūrint į kojas, jos darosi jau panašios. O kauliukai ir skurytė. Buvo sekundžių klausimas, visai iki ribos priėjo. Aš tai buvau pakraupus, kad žmogus gali taip su savim žaisti. Nes tai tiesiog savęs nevaldė. Aš gyvenime negalėčiau taip su savim pasielgti. Jeigu žmogus gali šitaip valios jėga nusižudyti, aš nežinau, aš... Šios dienos prizo rungties nugalėtojo laukia intriguojantis pasirinkimas. Ar 1000 eurų ir išvažiuoti namo, ar 2 balsai artimiausioje salos taryboje. Pirmoje dalyje tarpusavyje rungsis 2 moteris, Kristinė ir Ugnė, bei 5 saloje likę Robinzonai vyrai. 2 geriausiai, 1 vyras ir 1 moteris, patenka į antrąją dalį. Tad, ką pasirinks nugalėtojas? Robinzonai. Kągi, šiandien rungtis, kurios turbūt jau pasilgote. Vandens rungtis. Pasilgot. Pirmoje dalyje visiems jums teks išbūti po vandeniu kuo ilgiau. Į antrąją dalį patenka 1 vyras, 1 moteris. Ir ten vėlgi po vandeniu jūs turėsit kuo greičiau sudėlioti trikampį. Na, o apie prizą pasakysiu po rungties. Tai pasiruošę? Puiku, į vandenį. Osmanybo! Dėmesio!
Kas atsitiko? Nežinau. Jie ėmė mane traukti iš vandens. Visiškai apalpęs nebuvai? Nesuprantu, ką jisai sako. Ar jis buvo apalpęs? Be sąmonės? Ne. Uzmanību! Gatavību! Start! Nāc te nostājies pie karoga. Priekarčiu atsistok šalia vėliavos. Tau pagaliau pavyko. Pagaliau. Spėjai sušalti? Kaip visada? Andri, tu kaip visada antras, savo stiliuje. Kristinės laukia nelengvas išbandymas. Diezgan grūta izvēle. Štai čia Čeks 1000 eurų čekis. pa 1000 eiro. Moderēt. Pasiimti ir važiuoti namo? Ką? Važiuoti namo? Tieši tā. Taip, Bet Tačiau tev ir otra izvēle. turi galimybę rinktis. Kokią? Ja tu negribi to Jei čeku čekio ņemt, atsisakysi, tu vari palikt spēlē, galėsi un likti nākamajā žaidime ir kitoje salos taryboje balsuoti divas 2 kartus. balsis. Tu vari balsot Du kartus iš eilės. plus otra papildus balss. Tātad Vai nu šis Arba un pasiimk uz čekį mājām, ir skrisk namo, arba pasimk pakartotinio balsavimo teisę ir lik žaidime. Dieve, kągi pasirinkti? akriba, kur es Priklauso nuo to, ko čia atskridai. Dieve. Noriu pasilikti, bet taip galiu apskritai nieko nelaimėti. Nē, nu, Tik negundykit. 1000 eurų yra 1000 eurų. Nieko ypatingo. Didelė alga. 10 pagrindinio prizo. Ką man daryti? Pasilik. Ne, nežinau, Paulsai, negaliu apsispręsti. Ieelpo dziļi. Giliai įkvėp, kaip ir prieš panirdama, tada iškvėp ir apsispręsk. Pagalvok, Kristinė, viską gerai apmąstyk. Atvažiavau čia žaisti. Jau ilgokai čia esu. Galėčiau pasimti pinigus ir pasitraukti. O ką, jei laimėčiau pagrindinį prizą? Jā. Taigi, Šiaip teisingai, tačiau kas pasakys, kas manęs laukia prieš akį? Bet tu pirmo reizi svinēsi. pirmą kartą laimėjai rungtį ir dabar išvažiuosi? Štai kaip. Nu, es nezinu. Domā, Nežinau, pati spręs domā, pati, balvas prizas yra prizas. Nežinau, ką apie tai pasakys tėvai. Dieve, dieve, kokia kvailystė. Kiek dar galiu galvoti? Manai, tavo tėvams nepatiktų kuris nors iš tavo apsisprendimų? Ne, tiesiog mano artimieji gali pagalvoti, kad šitaip ilgai kankinausi. Mama man pasakė labai nuliūsinti, jei išbūsiu iki pat žaidimo pabaigos ir nieko negausiu. Šitaip ilgai ir veltui. Tačiau čia tik mamos mąstymas. Kā māte drīzāk nomocīsies. Nu, domā, lozē. Galvok, mesk burtus. Labi. Gerai, Es skaitu līdz suskaičiuosiu iki 10 10, un tu saki ir turėsi pasakyti, ką nusprendėjai. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, Un 9,5. 9,5. 9,5. Bet tas ir kaut Kokia beprotybė, dieve mano. Vienkārši, 9 ir 3 ketvirtadaliai. Saki kaut ko. Pasakyk, ką nors. Lieku. Man prieks par tā. Džiaugiuosi. Taigi, Tikrai, šaunuolė. viskas. Noriu karštos arbatos.
Uzpeldēja ārā rimas. Pirmiausia išplaukė rimas, sveikutėlis. Maždaug po 5 sekundžių išplaukė Andris. Pamėlusiam lūpom, baltom dėmėm išbertų veidų. Jei nebūtume buvę šalia, tikriausiai vėl būtų paniręs ir nebeišplaukęs, o namo grįžęs kojom į priekį. Dabar suprantu, kad šitaip rizikuoti nevertėjo. Betgi nieko panašaus tikrai nesitikėjau. Maniau, kai nebegalėsiu tverti, tiesiog išnersiu. Es domāju, ka beidzot, kad es tiešām vairs nevarēšu, tad līdīšu laukā. Aš esu truputį ten plaukęs, truputį nardęs savo ir aš žinau, kad galiu, išbandęs, kiek aš būnu be oro, tai be didelio diskomforto, jeigu aš atsipalaiduoju, jeigu viskas gerai, jeigu aš paruošiu organizmą, tai aš galiu 3:10 būdavau, 3:12, taip. Paskui jau jauti čia, kažkoks spazmas saulės rezginį vos. Jis man sakė, kad pilve pajuto keletas pustelėjimų ir kad buvo pats laikas išnirti. Rezultatai, žinoma, buvo pasibjaurėjimas.